Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tai buvo bendruomenė, kuri išnyko, jie gaus atlyginimą už tai, ką jie įgijo, o jūs už tai, ką jūs įgijote. Ir jūs nebūsite klausinėjami apie tai, ką jie darė. Kvailai iš žmonių tarpo, kvailiai. Pagonys, veidmainiai ir judėjai sakys, kas nusuko juos, musulmonus, nuo jų kiblos, nuo maldos krypties į Jeruzalės pusę, į kurią jie gręždavosi maldoje. Sakyk Muhamedai, alaihi wasalam, Alachui priklauso rytai ir vakarai. Jis išveda į teisingą kelią tuos, kuriuos nori. Taigi mes padarėme jūs tikrus musulmonus, teisingai tikinčius islamiškuoju monoteizmu. Teisingus pranašo Muhamedo ir jo sūnos teisinių papročių pasekėjus. Teisinga ir geriausia tauta tam, kad jūs būtumėte liudytojai žmonijai. O pasiuntinys Muhamedas būtų liudytojas jums. Ir mes padarėme kiblą, maldos kryptį į Jeruzalės pusę, į kurią jūs gręždavotės, tam, kad atskirtumėte tuos, kurie sekė pasiuntiniu Muhamedu, alaihi wasalam, nuo tų, kurie nusisuks, tai yra nepaklus pasiuntiniui. Iš tiesų tai buvo sunku, išskyrus tiems, kuriuos Alachas vedė teisingai. Ir Alachas niekada neleis jums prarasti tikėjimo, tai yra tų maldų, kurios buvo atliktos į Jeruzalės pusę. Iš tiesų Alachas yra pilnas geranoriškumo, gailestingiausias žmonijai. Iš tiesų mes matėme, kaip gražiai savo Muhamedai veidą į dangų. Be abejo, mes atgręšime jūs į kiblą, maldos kryptį, kuri jums patiks. Taigi gręžkite savo veidus į Al-Masjid Al-Haram, pusę Mekoje. Ir kur jūs bebūtumėte, gręžkite savo veidus maldoje į tą pusę. Neabejotinai žmonės, kuriems buvo duotas raštas, tai yra judėjai ir krikščionys. Gerai tai žino, kad jūsų gręžimasis į Kabos pusę Mekoje yra jūsų viešpaties tiesa. Ir Alachas nėra nežinantis to, ką jie daro.